Labai lėtai juda, iškart matosi. Mėgsta vienatvę. Bet imsis veiksmų, man atrodo, tai kombinacija tokia nebloga. Šiaip labai protingas, intelektualus, išsilavinęs vyras, galvoja savo galvą, pats sau kelią šviečiasi, nesiklauso svetimų patarimų, jam šansas suteiktas. Nu, čia apie tave taip galvoja, kad jam suteiktas šansas. Nu, ką dar rodo? Vestuvių kortai. Galvoja, kad norėtų su tavim vestuvių ir dėl to juda nežinomybės link. Biški pasimetęs yra. Nežinomybė jam kažkokia. Turi dvejonių kažkokių, tai galvoja, kaip čia pasielgti, nes nežino, kaip čia viskas įvyks, matai, dvejoja. Bet matei, vau, kas dar? Apie tave kaip galvoja. Nu, galvoja, kad tau nereikia jokios finansinės pagalbos, kad tu savim gali apsirūpinti. Šitą kortą pakabintas tau situacija. Nu, dviprasmiškai, ta prasme, galvoja, nežino iš tikrųjų, kaip galvoti, taip sakyčiau. Ar tau reikia finansinės pagalbos, ar tu gali savim pasirūpinti. Nesupranta va šito va dalyko. Labai galvoja apie tai, apie tavo finansinę padėtį, pasimetęs. Nu, jisai mano, kad bus jo pergalė su tavim, bet labai sunki konkurencija. Teks įnirtingai pakovoti dėl tavęs. Tuo pačiu mano, kad jisai galėtų tave, dėl tave laimėti, kaip sakant, savo pasimt, bet tuo pačiu dėl to mažai veiksmų ėmasi. Tai čia kaip ir lėtai juda, matei tas pirmas pažas. Dėl to mažai veiksmų imasi. Ką ant dugno? Nu, labai daug svajoja apie tave, galiu pasakyti, ištisai apie tave galvoja.